Gerbiama ministrė, būtumėte iš tikrųjų šaunuoliai, jeigu nevertinti tuo aspektu, kad nei vienos frazės nėra apie tai, kad užtikrinti žmonėms saugumą ir jų gyvenimo sąlygas. Noriu jūsų paklausti, kokiu minimaliu atstumu nuo artimiausių gyvenviečių bus statomos tokios gamyklos, kokį poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai turės tokių gamyklų statybos ir veikimas, kaip bus užtikrinamas tokių gamyklų ir šalia esančių gyventojų saugumas, įvertinant, kad tai taps automatiškai potencialiu taikiniu priešams, kokią naudą gaus valstybės biudžetą už tai, kad tokios gamyklos atsiras Lietuvos teritorijoje. Didelių karinių gamyklų statyboms ir veikimui yra būtina specifinė infrastruktūra, kas apmokės tokios infrastruktūros sukūrimo išlaidas. Tik nemeluokite, sakydami, kad turėsime galimybę apsirūpinti gaminamą karinę techniką ir amuniciją, nes dar tiek suprantame, kad gamyklos savininkas, o ne tos valstybės teritorija spręs, kas, kam, kada ir už kiek galima bus parduoti. Dėkui. Dėkui. Pabandysiu dalykiškai atsakyti. Tokie stambus projektai negali būti vystomi urbanizuotose teritorijose. Kitaip tariant, ten, kur yra daug gyventojų, kur yra pripažintos teritorijos ar ne urbanizuotinomis, tokios gamyklos ten nestovės. Bet Lietuvoje dar yra vietos didelėms gamykloms ir ten, kur sklypai, žemė atitiks investuotojų projekto esmę, ten, kur Lietuvai matysime naudingą ar ne bendradarbiavimą ir investicijų pritraukimą, ten tikrai tokius projektus vystysim. Ir man labai gaila, kad jūs vis tik tai šitą temą paėmėte ir naudojate gal politinių dividendų susikūrimui priešinantis pačiam projektui, nes Lietuva vystydama gynybos ir saugumo investicijas taps gerokai saugesnė, nes tokie objektai yra saugomi labiau negu bet kurie kiti, yra atitinkami protokolai, kaip tas turi būti padaryta ir įmonės, kurios investuos, jos taip pat investuos ir ne tik į savo gamyklos ar ne saugumą, bet ir bendrai į visos teritorijos saugumą. Tai kviečiu patikėti ir balsuoti už.